And you'll quickly see that this evening if I'm meeting you for the very first time. Ir jūs greitai tą priežastį pamatysite, jeigu mane matote pirmą kartą. The reason is I am so passionate about what we do at Neolife. Ir ta priežastis yra ta, kad aš esu labai aistringai nusiteikęs tuo, ką mes čia darome Neolife atžvilgiu. I love this company that we are all a part of. Aš myliu šią kompaniją, kurios dalimi mes visi esame. But even more than the company that we're a part of, I love the mission that we're on. Ir dar labiau nei šią kompaniją, aš myliu ir man labai patinka ta misija, kurios mes visi siekiame. See, I love to see people's lives changed because of our products and because of this opportunity. Man labai džiugu matyti, kaip keičiasi žmonių gyvenimai dėl šios kompanijos produktų ir jos siūlomos galimybės. So I'm very thankful that you all are here tonight. And let me share with you what we're going to cover before we get started. Aš labai esu dėkingas, kad jūs čia susirinkote į šį renginį ir trumpai pristatysiu, apie ką mes šiandien kalbėsim. If you're here tonight and you are like me and you are passionate about wanting to go help other people, Jeigu jūs čia esate, kaip ir aš, labai entuziastingai nusiteikę ir norite padėti kitiems žmonėms, I'm going to share some insights and 5 specific skills that I believe will help you go reach more people and help more people through Neolife. aš pasidalysiu šiandien savo įžvalgomis ir pristatysiu jums 5 gebėjimus, kurie jums padės susipažinti su daugiau žmonių ir padėti daugiau žmonių. So I want to be able to maximize our time, so I'm going to dive right on in. Taigi noriu maksimaliai išnaudoti mūsų turimą laiką ir iš karto nersiu į temą. And I want to give you one quick piece of encouragement. Ir dar vieną padrąsinimą prieš tai jums pasakysiu. If you have with you a notebook and a pen, I would encourage you to bring that out. Jeigu turite su savimi bloknotą ir rašiklį, labai skatinu juos išsiimti. Or you could use your phone in the notes section. Galite naudoti ir telefoną, ir jame esančią užrašinės programėlę. My mentor taught me that in this business, note takers are history makers. Mano mentorius sakydavo, kad šiame versle tie, kas užsirašinėja, kas daro užrašus, yra istorijos kūrėjai. And he said, never leave your future or your fortune to your memory. When you're at trainings, write everything down. Ir jis sakydavo, kad niekada nepalik savo ateities ir savo turtų tik atminčiai, visada viską reikia užsirašyti, kai dalyvauji mokymuose. But before we dive in to the 5 important skills that I want to talk about tonight, there's 2 other topics I want to address first. Bet prieš pradedant kalbėti apie 5 gebėjimus, kurie yra svarbus konsultantams, aš dar noriu aptarti 2 temas. I believe there's one really important ingredient that is necessary for anyone to have success in Neolife. Mano nuomonė yra vienas labai svarbus ingredientas šiame versle, norint pasiekti sėkmės. Whether you want to have a little bit of success or you want to have a tremendous amount of success, this ingredient must be present. Ir nesvarbu, ar jūs norite pasiekti šiek tiek sėkmės ar didžiulės sėkmės, šitas ingredientas yra svarbus. See, I believe that doing Neolife is simple, but not easy. Aš esu įsitikinęs, kad užsiimti šią veiklą, Neolife veikla yra paprasta, bet nėra lengva. I believe that it's simple in a sense that anyone can build a successful Neolife business. Turiu omenyje paprasta dėl to, kad bet kas, bet koks žmogus gali pasiekti šiame versle sėkmės. And when I say anyone, I mean it doesn't matter your age. Ir kai aš sakau, kad bet kas, tai reiškia, kad nesvarbu jūsų amžius. It doesn't matter your background.
nesvarbus jūsų išsilavinimas, It doesn't matter your personality type. jūsų asmenybės tipas nėra svarbus. It doesn't matter if you have 2 or 3 hours a week to build this business or you have 10 to 20 hours a week to build this business. Ir nesvarbu, ar šiam verslui kurti turite 2-3 valandas per savaitę, ar 10 ar 20. It doesn't matter where you live, Nesvarbu, kur jūs gyvenate. because I have seen firsthand people incredibly successful in building a direct selling business with all those different backgrounds. Nes aš savo akimis mačiau, kaip daugybė žmonių įvairių profesijų atstovų labai sėkmingai sukūrė tokio pobūdžio verslą. So to have a business where you have men and women Na, tokiame versle, kur gali dirbti tiek vyrai, tiek moteris being successful, ir pasiekti sėkmės, where you have those that are very, very young, 18, 19, 20, being successful, ir tos sėkmės gali pasiekti labai jauni žmonės, 18, 19, 20 metų, to those in their 50s, 60s, 70s, and 80s being successful. taip pat gali sėkmės pasiekti ir 50-mečiai, 60-mečiai ir 70-mečiai. People doing it that have backgrounds as teachers and engineers, Gali sėkmės pasiekti ir mokytojai, ir inžinieriai, to stay-at-home moms or personal trainers. arba mamos, kurios leidžia laiką su vaikais namuose. What that tells me is this must be a simple opportunity, Na, ir tai parodo, kad ši galimybė yra paprasta, because any one of those backgrounds can do this. nes žmonės, turėdami įvairų išsilavinimą, įvairią kilmę, gali tai padaryti. So then the logical next question would be, well, Stephen, if it's simple and all of those different types of people can have success, why doesn't everyone have success at Neolife? Taigi kitas logiškas klausimas galėtų kilti. Taigi, Stevenai, jeigu visi šitie žmonės, skirtingi žmonės gali sukurti paprastai šį verslą, kodėl visi nepasiekia tos sėkmės? Because just because something is simple doesn't make it easy. Nes dėl to, kad tai yra paprasta, tai nereiškia, kad yra lengva. You know what the simplest activity in the world is, in my opinion? Ar žinote, kokia yra paprasčiausia veikla pasaulyje, mano nuomonė? Running a marathon. Nubėgti maratoną. Oh my goodness. Running a marathon is the absolute simplest thing in the world. Nubėgti maratoną yra pats paprasčiausias dalykas pasaulyje. Everyone in this room can run a marathon. Kiekvienas sėdintis šioje salėje galėtų tą maratoną nubėgti. All it is just one foot in front of the other. Na, reikia tiesiog iš paskos bėgti. Vienam pirmiau, kitam iš paskos. But no one in this room would dare say running a marathon is easy. Bet nei vienas iš čia susirinkusių nepasakysite, kad nubėgti maratoną yra paprasta. Tai yra lengva, atsiprašau. And that's sort of what Neolife is like. Na, Neolife yra kažkas panašaus. So then, the next question would be, okay, Stephen, why do some people have success in Neolife and why do others don't have success? Na ir tada sekantis kilo logiškas klausimas, Stevenai, kodėl kai kuriems žmonėms pavyksta sėkmės Neolife pasiekti, o kitiems ne? And the difference between those who succeed and those that don't come down to your purpose, reason, and why for doing Neolife. Na, o ta priežastis, kodėl vieniems pasiseka, kitiems ne, tai yra tas tikslas, tas jūsų kodėl. See, individuals who know why they are building a Neolife business, Jeigu žmonės žino, kodėl jie kūrė Neolife verslą, individuals who know why they want to achieve success, jeigu žmonės žino, kodėl jie sėkmės nori pasiekti, individuals who have a vision of what they want to accomplish, jeigu žmonės turi viziją, ką jie nori pasiekti, individuals that have a meaningful reason for why they want to succeed, jeigu žmonės turi reikšmingą priežastį, kodėl jie nori sėkmės pasiekti. see, those individuals
they'll stick and stay and go through any challenges and obstacles along the way. Jie išlieka, jie įveikia visus iššūkius, kurie pasitaiko jiems jų kelyje. Individuals who have a purpose and a reason and a why for doing this are willing to learn new skills. Žmonės, kurie turi priežastį, turi motivaciją ir žino tą atsakymą į klausimą, kodėl, jie nori pasiekia savo vizijos. And those who have a purpose are willing to get uncomfortable and to learn new things and to do new things. Ir tie žmonės, kurie turi tikslą, jie nori mokytis, jie nori veikti, jie nori daryti dalykus. And those that are a part of Neolife who don't have a purpose, reason, and why for doing this, ir tie žmonės, kurie Neolife neturi tikslo, neturi priežasties ar motivacijos, nežino to atsakymo į klausimą, kodėl. one of a few things will happen to them most of the time. Na, jiems dažniausiai atsitinka vienas iš šių dalykų. As soon as a few of their friends tell them, no, I'm not interested. No, this isn't for me. No, it's one of those things. Na, ir kai vienas ar keli jų draugų pasako jiems, kad, na, ne, man neįdomu, man nepatinka, na, nežinau. They face rejection and they don't have a purpose and they stop. Na, jie susiduria su tuo pasipriešinimu, jie neturi tikslo ir tada jie sustoja. Or someone who doesn't have a purpose gets a few people started and those few people end up quitting and they're devastated and they stop. Arba žmogus gali užregistruoti kitus naujus žmonės ir tie žmonės, na, toliau nebedirba ir, na, nebeužsiima Neolife ir tai juos demotyvuoja ir tas žmogus, kurios jis pritraukia, taip pat sustoja. And those who don't have a purpose usually are unwilling to get uncomfortable and are not willing to do anything that's inconvenient. Ir tie žmonės, kurie neturi savo tikslo, jie nemėgsta būti nekomforte, jam nepatinka jaustis nepatogiai. So the very first point that I wanted to start with tonight is if you're here Taigi pirmasis dalykas, kurį noriu jums šiandien pasakyti, kad jeigu jau atėjote čia and you want to be successful in building a Neolife business, ir norite pasiekti sėkmės Neolife versle, you want to be a person that at the next event your name is called because you stepped up to one of these incredible levels that you just saw. tuomet jūs kitame renginyje turi būti tas žmogus, kurio vardas bus pasakytas arba parodytas ekrane, kai jūs pasieksite aukštesnį titulą. If that's you, you don't want to leave tonight, or you don't want to go to bed tonight until you have clearly defined what your purpose and reason and why is for building this business. Jeigu čia kalbame apie jūs, tai negalite šiandien nueiti miegoti, nesugalvoję, koks yra jūsų tikslas su Neolife, koks yra atsakymas į jūsų klausimą, kodėl, kokia yra priežastis, kodėl jūs esate su Neolife. And I think there's probably 3 different types of people in the room this evening regarding purpose. Ir kalbant apie tikslą, mano nuomonė, šioje salėje susirinko 3 skirtingi žmonių tipai. Maybe you're here and you're newer in Neolife. Galbūt jūs esate gana naujas žmogus Neolife. Or you could also be here and you've been around for a while. Arba galbūt jau Neolife jau kurį laiką buvote prisijungę. But the first group is someone who has never taken the time to truly define what you want to accomplish. Bet ta pirma grupė yra tie žmonės, kurie neskyrė pakankamai laiko, kad pagalvotų, ko iš tiesų norėtų šioje veikloje pasiekti. If that's where you are, this is the homework I want to give you if you're in that first group.
Jeigu jūs priklausote tai pirmai grupiai, gausite štai kokius namų darbus. You need to be able to clearly write down 3 specific points in your journal. Į savo bloknotą turite užsirašyti 3 konkrečius dalykus. Point number 1. Pirmas dalykas. I want you to complete the following sentence. Noriu, kad užbaigtumėte šį sakinį. I am doing Neil Life so that. Aš užsiimu Neolife tam, kad. You define what that is. Jūs turite užbaigti užrašyti kam, kodėl jūs tai darote. It could be as simple as you want to earn enough income every month to pay for your own products, to get products for free. Na, ta priežastis gali būti labai paprasta. Kas mėnesį jūs norite galbūt uždirbti tiek, kad galėtume savo asmeniškai įsigyti produktų. It could be you want to become debt free. Galbūt jūs norite skolą kažkokią padengti. It could be you want to be able to get a new car. Galbūt naują automobilį įsigyti. It could be you want to replace your income at your job. Galbūt norite pakeisti darbą. And it can be as big or as small as you like. Na ir tas tikslas gali būti ir mažas, ir didelis, nesvarbu. The second thing that I want you to write down, second point in your journal regarding your purpose. Antras dalykas, kurį noriu, kad užsirašytumėte savo bloknote, ir tai irgi susijęs su tikslu. How much income will you need to earn to reach that purpose? Kiek pajamų jums reikia uždirbti, kad pasiektumėte tą tikslą? So for example, let's say your purpose was you wanted to be able to use Neil Life products and earn enough income that your income from Neil Life pay for all of your products. Na, pavyzdžiui, jūs iš Neolife norite uždirbti tiek, kad jūs galėtumėte tais pinigais susimokėti už Neolife produktus. How much income do you need to earn to cover all of the products you want? Na, kiek tų pajamų reikia uždirbti, kad galėtumėte įsigyti produktus, visus produktus, kokius jūs norite. So whatever your purpose is, you need to write out how much you want to earn. Kad ir koks būtų jūsų tikslas, jūs turite užsirašyti, kiek jūs norite uždirbti. And then number 3, the third point, and the most important. Na ir trečiasis dalykas, pats svarbiausias. After you've written down what you want to achieve, Kai užrašote, ką jūs norite pasiekti, after you've written down how much you need to achieve, kai užrašote, kiek jūs norite uždirbti, I want you to write out why do you want to achieve that. noriu, kad užrašytumėte, kodėl jūs norite tai pasiekti. This is the internal motivation and the emotion behind why you want to accomplish that goal. Tai yra vidinė motivacija, vidinė emocija, kuri slepiasi už jūsų to pagrindinio tikslo, už jūsų kodėl. So if you're in group 1, you've probably never done this before. You've never defined your purpose. That's my encouragement for you tonight. Taigi, jeigu priklausote pirmai grupiai, tikriausiai niekada to nesate darę ir aš skatinu jūs tai padaryti. But I bet the majority of the room actually fall into group 2. Bet aš esu įsitikinęs, kad didžioji dalis čia susirinkusių patenka į antrą grupę. Group 2 is you've defined your purpose at some time in the past. Šita grupė žmonių tikriausiai buvo praeityje kažkada apibrėžusi savo tikslą. But over time, Bet laikui bėgant, little by little, po truputį, you have started to think less and less and less about that purpose. vis mažiau ir mažiau galvojote apie tą tikslą. Your purpose has kind of become out of sight, out of mind. Na, tas tikslas tarsi išgaravo jums iš akių ir iš jūsų galvos. You're doing Neil Life and you're here tonight because you love the community. Na, jūs užsimate Neolife ir esate čia šiandien dėl to, kad jums labai patinka šita bendruomenė. You love the products. Jums labai patinka produktai. You love the positive environment. Jums labai patinka ta pozityvi aplinka. And that's also a great reason to be here, don't get me wrong. Ir tai tikrai labai gera priežastis būti čia, nesupraskite mane neteisingai. But maybe over time, we have forgotten the real purpose of what we want to accomplish. Bet galbūt laikui bėgant mes tiesiog pamiršome tą pagrindinį tikslą, ko mes norime pasiekti. So if you're in the second group, my goal for you tonight
is to be reminded of what it is you want to achieve. Na, jeigu priklausote tai antrai grupiai, mano užduotis jums šiandien yra prisiminti tą tikslą, tai yra, ko jūs norite pasiekti. And in that second group, if you're in that second group, Ir jeigu jūs esate toje antroje grupėje, maybe you didn't achieve your goal fast enough, galbūt jūs pasiekėte tą tikslą labai greitai and you've lost a little belief that you could ever achieve that goal. ir jūs nebetikite, kad galite pasiekti kitų tikslų. If you don't hear me say anything else tonight, Jeigu aš jau nebegalėčiau daugiau nieko šiandien pasakyti, I want you to know that I'm here to tell you, you absolutely can achieve that goal. ir aš jums turiu pasakyti, kad tikrai tikslo galite pasiekti. And don't let anyone or anything tell you otherwise. You can do it. Ir neleiskite niekam jums pasakyti kitaip. And the third group that could be in the room tonight Ir trečia grupė, kuri čia šiandien susirinko, is you already accomplished your goal or your purpose. yra tie, kurie jau pasiekėte savo pradinį tikslą. If you're in that group, here's my challenge for you tonight. Ir jeigu jūs priklausote tai grupiai, štai kokia užduotis jums šiandien. You need to recalibrate your purpose and get a bigger, larger purpose than what you accomplished already. Jūs turite pergalvoti savo pirminį tikslą ir išsikelti dar didesnį tikslą negu pirminis. So, I just spent 20 minutes talking about your why. Praleidom čia 20 minučių kalbėdamas apie jūsų kodėl. And it's probably something you've heard a million times. Ir tikriausiai tai esate jau milijoną kartų girdėję. And you're thinking, Stephen, why are you spending so much time talking about this? Ir jums gali kilti klausimas, Stevenai, kodėl tu tiek daug apie tai kalbi? Because here's what I believe from the bottom of my heart about building a Neolife business. Nes tai yra Neolife verslo kūrimo esmė, aš tuo tikiu visą širdimi. You could learn and you could know all of the how-tos. Jūs galite išmokti ir žinoti visus kaip. You could have all of the skills already mastered. Jau galite būti įvaldę visus gebėjimus. But if you don't have a burning purpose Bet jeigu jūs neturite to liepsnojančio tikslo, that you are passionate about accomplishing, kurį norite labai stringai pasiekti, you won't go anywhere in this business. šiame versle niekur nenukeliausite. And I'll also say the opposite of this. Na ir dar priešingai pasakysiu, You could know nothing about how to build this business. galite nežinoti nieko, kaip sukurti šį verslą. You could be tonight horrible at the skills of building a Neolife business. Galite būti visiškai neįvaldę gebėjimų, kurių reikia šiame versle. But Bet if you have a burning purpose to be successful, jeigu turite tą liepsnojantį tikslą pasiekti sėkmės, I would bet on you every single day. na ir kiekvieną dieną apie jį galvojate, Because you will make a way and find a way to learn the skills. esu įsitikinęs, kad jūs rasite būdą, kaip išmokti tų gebėjimų, kaip įgyti tų gebėjimų, kurių reikia tam tikslui pasiekti. Because your purpose will be the driving force. Nes tas tikslas bus jūsų varomoji jėga. Okay, now let's dive in to the skills. Na, o dabar apie gebėjimus pakalbėkim. I think it's important to know, as we dive into the first skill tonight, what are the fundamentals of being a Neolife distributor and being a successful Neolife distributor. Na, prieš kalbant apie gebėjimus, dar reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra svarbiausia, norint būti sėkmingų konsultantų Neolife. And the first fundamental that we all know is we need to use the products. Na ir pirmas tas pamatas, kurios stovi sėkmingas konsultantas, yra produktų naudojimas.
The second fundamental, of course, is we talk to people and share the passion we have for Neolife with others. Na, antras dalykas tai yra kalbėti su žmonėmis ir dalytis tą aistrą, kurią mes jaučiame. The third fundamental is all the people that we talk to are not going to jump on board right away. Na, ir trečias dalykas yra tas, kad visi žmonės, su kuriais, na, ne visi žmonės, su kuriais mes pasikalbame, iš karto prisijungs. So the third fundamental is we need to follow up. Taigi trečias tas pagrindas yra tolesnis susisiekimas. And the last fundamental of our business Ir paskutinis dalykas mūsų versle, tas pamatas, is all of the people that we're talking to and all of the people that we're following up with, we invite to the next event. yra tas, kad visus žmonės, su kuriais mes pasikalbame ir su kuriais vėliau susisiekiame, visus tos žmonės mes kviečiame į renginius. And I call those our daily activities. Ir aš tai vadinu kasdienę veiklą. We use the products, Naudojame produktus, we talk to people, kalbame su žmonėmis, we follow up with people, pakartotinai susisiekiame su žmonėmis. and all the people that we're talking to and following up with, we invite to the next event so they can learn more and see more. Ir visus žmonės, su kuriais pakalbėjome ir su kuriais pakartotinai susisiekėme, mes pakviečiame į renginius, kad jie sužinotų daugiau. Išmoktų daugiau. So what do you do next week in this business? Tai ką darysite kitą savaitę šiame versle? We use the products. Naudosim produktus, We talk to people and share our Neolife experience. kalbėsime su žmonėmis ir dalysime savo patirtimi, Neolife. We follow up with people that we've talked to. Pakartotinai susisieksime su žmonėmis, su kuriais jau pakalbėjome. And there's probably a virtual or in-person event that we can invite them to so they can learn more. Ir tikriausiai vyks kažkoks nuotolinis arba gyvas renginys, į kurį mes žmonės galėsime pakviesti, kad jie sužinotų ir išmoktų daugiau. And that's the foundation we do day in and day out. Tai yra toks pamatas, ant kurio mes veikiame kasdien. Now these skills that we're going to talk about are going to build onto that foundation. Na ir tie gebėjimai, kuriuos dabar aptarsime, kaip tik bus paremti tais pagrindais, kuriuos ką tik aptarėme. But if you ever feel stuck in this business, Bet jeigu kartais kada nors pasijutysite šiame versle užstrigę, or if you ever feel like nothing positive is happening in your business, arba jums atrodys, kad jūsų versle nieko pozityvaus nevyksta, go back and do a check on the 4 daily activities. grįžkite atgal ir patikrinkite tas 4 kasdienės veiklas. And ask yourself, am I using the products consistently? Savęs klauskite, ar aš reguliariai naudoju produktus. And most people usually are. Ir dažniausiai žmonės produktus naudoja. Ask yourself again, okay, am I talking to people consistently? Kitas klausimas, kurį turite savo užduoti, ar aš nuolat kalbu su žmonėmis. Am I sharing Neolife consistently with others? Ar aš dalinuosi apie Neolife reguliariai su kitais žmonėmis? That's typically where we get a little shaky. Na, čia jau ne kasdien žmonės, ne visi tai daro. If you feel stuck, ask yourself, have I been following up with people that I've talked to in the past? Tada reikėtų savęs paklausti, ar aš pakartotinai susisiekiau su žmonėmis, su kuriais pakalbėjau. And lastly, ask yourself, okay, how many people have I been inviting to the next event, whether it's a virtual event or an in-person event? Ir tuomet reikia savęs paklausti, kiek žmonių aš pakviečiau į sekantį renginį, nes svarbu, ar tai renginys nuotolinis ar gyvas. 90% of the success of your business can be found in those fundamentals. 90% jūsų verslo sėkmės priklauso nuo šitų pagrindų. We just need to talk to more people, Tiesiog reikia kalbėti su daugiau žmonių, follow up with more people, susisiekti pakartotinai su daugiau žmonių and invite more people. ir pakviesti į renginius daugiau žmonių. So speaking of talking to people, the first skill that I want to discuss is about prospecting. Prospecting is the skill of talking to people. Kalbant apie kalbėjimą su žmonėmis, pirmas gebėjimas, kurį norėčiau aptarti, tai yra potencialių kontaktų paieška, na, o potencialių kontaktų paieška tai yra kalbėjimas.
So I want to give a couple of quick bullet points about prospecting that I think is important. Pateiksiu porą svarbių dalykų susijusių su potencialių kontaktų paieška. Prospecting is a process. It's not an event. Potencialių kontaktų paieška tai yra procesas, tai nėra įvykis. A process is something that has many steps to it. Procesas, kuris susideda iš daugybės etapų. An event is just a one-time occurrence. Įvykis tai yra kažkas vienkartinio. The biggest mistake that I see most people have is they view prospecting someone as an event. Ir didžiausia klaida, kurią žmonės dažniausiai daro, yra ta, kad potencialių kontaktų paiešką laiko kažkokiu tai įvykiu, baigtiniu įvykiu. I'm going to go talk to someone and I've got to prospect and have the entire thing successful in that one conversation. Na, aš nueisiu pasikalbėsiu su vienu potencialiu kontaktu ir pasieksiu sėkmės ir viskas išsispręs. But prospecting, as you're going to see in just a moment, is a series of steps you take with another person. Bet potencialių kontaktų paieška yra tiesiog procesas, kuris susideda iš kelių etapų. And then when it comes to prospecting, there is a question or a phrase I want you to write down in your notebook that you look at every single day that you're wanting to have success in Neolife. Na, kalbant apie potencialių kontaktų paiešką, aš norėčiau, kad jūs vėlgi bloknotuose užsirašytumėte vieną sakinį, kuris jums bus naudingas kasdienėje jūsų veikloje. And that question is, who can I share Neolife with today? Su kuo šiandien galiu pasidalyti apie Neolife šiandien? Someone taught me early in my career that is the single most important question you can ask yourself in this business. Anksti savo karjeros pradžioje man pasakė, kad tai yra pats svarbiausias, vienintelis svarbiausias klausimas, kurį turi savo užduoti šiame versle. And I asked them, why is that question? Who can I share Neolife with today? Why is that the most important question? Ir man natūraliai kilo klausimas, kodėl klausimas, su kuo aš galėčiau pasidalyti apie Neolife šiandien, yra pats svarbiausias. And they told me that if we're not talking to people, and if we're not sharing Neolife with others, nothing is happening in our business. Ir man buvo atsakyta, kad jeigu mes nekalbame su žmonėmis, jeigu mes nesidalijame apie Neolife su žmonėmis, mūsų versle niekas nevyksta. They said everything in this business opens up from this one practice. Man buvo pasakyta, kad viskas šiame versle atsiveria tik praktikuojant šitą vienintelį dalyką. And so, speaking of talking to people, na ir kalbant apie kalbėjimą su žmonėmis, I want to go through right here quickly the prospecting funnel. Noriu Jums pristatyti šį potencialių kontaktų paieškos vadinamąjį piltuvėlį. And as I said, prospecting is a process, a series of steps, not an event. This is the series of steps. Na ir kaip aš sakiau, kad potencialių kontaktų paieška yra procesas, kuris susideda iš kelių žingsnių, kelių etapų. Ir čia Jūs matote patį procesą. Matote, kad tai nėra vienkartinis įvykis, tai yra procesas. See, we're in a relationship business. So getting to know people is the very first step in the prospecting funnel. Getting to know people. Šis verslas yra pagrįstas santykiais ir pats pirmasis etapas šiame procese yra susipažinimas su žmonėmis. The more people we know and the more people we get to know, the better. Kuo daugiau žmonių pažįstate arba su kuo daugiau žmonių susipažįstate, tuo geriau. Remember this, we're in relationship marketing. Nepamirškite, mes esame santykių rinkodaroje. Relationship comes first. The sharing and the marketing comes second. Pirmiausia, santykiai, o dalymasis rinkodara jau po to. So the first step of the funnel is we get to know people. Taigi, pirmasis etapas šiame piltuvėlyje yra susipažinimas su žmonėmis. Through knowing people and building relationships,
Susipažindami su žmonėmis, užmegzdami tą ryšį, our goal is to try to identify individuals who have a need, a want, or a desire that Neolife could be a solution to. taigi bendraudami su žmonėmis mes turime tikslą nustatyti, kurie žmonės turi kažkokį norą, troškimą ar poreikį, kurį mes galime patenkinti su Neolife. When you identify a need that the people have, our next step in the prospecting funnel is to invite them to learn more. Invite them to see what Neolife could do for them. Ir tuomet, kai nustatomi poreikiai, žmonės su poreikiais, sekantis etapas šiame potencialių kontaktų paieškos piltuvėlėje yra pakvietimas, žmonių pakvietimas sužinoti daugiau, ką gali Neolife pasiūlyti. And as you can see, the funnel is bigger at the top than it is at the bottom because you're going to get to know a lot more people than you'll ever be able to identify everybody's needs. Kaip matote, šis piltuvėlis viršuje yra platesnis, o apačioje siauresnis, nes tai iliustruoja, kad jūs susipažinsite ir pažinsite gerokai daugiau žmonių, negu atsirastų žmonių su kažkokiais poreikiais, kuriuos jūs galėsite patenkinti. And then of all the people that you've identified a need they have, you're going to invite them to learn. And not everyone who has a need is going to accept the invitation. Na ir kai visus tos žmonės, kurių poreikius jūs nustatysite, jūs pakviesite sužinoti daugiau, ne visi tie žmonės priims tą kvietimą. So those that you invite to learn more, the next step in the process is we show them the solution. Na, tos žmonės, kurie priims tą pakvietimą sužinoti daugiau, tuomet jūs pereis tie žmonės į sekantį etapą, tai yra jiems bus parodyta, ką jūs galite pasiūlyti. And of everyone that we show the solution to, ir visiems, ką mes parodysim sprendimą, a smaller group is actually going to get started. Iš jų dar mažesnė grupė prisijungs. And then everyone who gets closed here, gets enrolled, gets started, this is where we onboard them and welcome them into the journey. Ir tuomet jau, kai žmonės nuspręs prisijungti, mes tuomet jau padėsime jiems susipažinti su Neolife veikla. So this is the flow. This is the series of steps when it comes to prospecting. Na, tokia yra žingsnių etapų serija, kalbant apie potencialių kontaktų paiešką. We get to know people. Turime susipažinti su žmonėmis. We build relationships. Užmesdami ryšį. Through building relationships with people, we identify needs they have. Užmesdami ryšį su žmonėmis mes nustatome jų poreikius. When we've identified a need, we invite them to take a look. Kai nustatome poreikį, mes pakviečiame žmonės tada pasižiūrėti giliau. Of those that we invite, some of them, we're going to show them the solution. Kai kuriems iš tų, kuriuos pakvietėme, mes parodysime sprendimą. Of everyone we show the solution, some are going to want to get started. They're going to want to begin. Ir kai kurie iš tų, kuriems mes parodėme sprendimą, norės pradėti, prisijungti. And those who get started, this is where we put them on a path to success. Na ir tuomet, kai jie pradeda, mes tiesiog padedame jiems eiti sėkmės keliu. So what's the key to the prospecting funnel? Na tai kokia yra to potencialių klientų paieškos piltuvėlio esmė? You want to fill the funnel so full of people and conversations and relationships that you have the funnel stuffed that you can't help but have stuff come out of it. Jūsų piltuvėlis turi būti kupinas žmonių pokalbių ir santykių, kad jisai tiesiog užsikištų. Because the truth is, if you put 100 people into your funnel, Jeigu savo piltuvėlėje turėsite 150 žmonių, tarkim, you only may get 5, 10, 15 people who actually get started. Iš tiesų prisijungs ir pradės šią veiklą plėtoti gal 5, 10 ar 15 žmonių. So the key is to fill the funnel. Taigi yra esmė užpildyti tą piltuvėlį.
and to give you a visual to take home with you tonight about why you always want to keep your funnel full. Na dabar vizualiai jums papasakosiu, kodėl jūsų tas piltuvėlis turi nuolat būti pilnas. I'm going to need some help with translation probably. Reikia su vertimu netgi pagalbos. Do you have paper towels? In the kitchen, it's a big roll of like, it's about that big, and it's like that big around, like that tall. Virtuvėje turbūt turite tų popierinių rankšluosčių. Čia parodė, kokie dydžiai gali būti. Yes. Okay, you know when you get done using the entire roll? Na, žinot, kas būna, kai išnaudojat viską. There's that little cardboard, if you would, is it paper? Na, tas kartonėlis lieka, kai viską Like išvyniojat. round, what would you call it? Yeah. I explained it. Okay, yeah, like the round tube, the round tube. Na, ta tubelė tokia Okay. lieka. Imagine that tube Įsivaizduokit tą tubelę. is your Neolife funnel. Įsivaizduokit, kad ta tubelė yra jūsų Neolife piltuvėlis. And I want you to think now, okay, you get a cotton ball. Ir, na, įsivaizduokit, kad turite dar medvilnės tokį vatos diskelį. Cotton ball, yeah? Yeah. Okay. Visualize if I had that tube right here, and I was holding it straight out, and I put one cotton ball into the tube, what would happen? Na, jeigu turite tą tubelę ir įdedate vieną gabalėlį vatos, kas atsitiks? Nothing. It would just sit in the tube. Na, tas vatos bus ten tiesiog viduje tos tubelės. What if I put a second cotton ball in there? What would happen? Na, dar vatos gabalėlį įdedate. Nothing. There would just be two cotton balls in the tube. Na, nieko neatsitiks, ten bus du gabalėliai vatos. What if I put a third cotton ball in the tube? Įdedam trečią. Nothing. There would just be three cotton balls in the tube. Nieko, 3 vatos gabalėliai. What if I put four in there? Ketvirtą įdedam. Same thing. Nothing. I just have four cotton balls in a tube. Niekas, 4. But I start to put 5, 6, 7, 10, 15. Tada dedu 5, 6, 7, 8, 10, 15. At some point, that tube will be so full of cotton balls Ir ateis momentas, kai ta tubelė bus pilna vatos. that they'll start popping out the other end. Na, pro kitą galą pradės ta vata kristi. That is our business. Čia yra mūsų verslas. We have to put enough people and enough conversations into our business funnel so results happen on the other end. Mums reikia turėti pakankamai žmonių, reikia turėti daug žmonių, kuriuos mes įvestume į tą piltuvėlį, kad kitame piltuvėlio gale mes gautume rezultatą. I'm going to give you a simple action step for how you can do that. Na, dabar pateiksiu jums veiksmų, kurie padės tai pasiekti. One way you can fill your tube or your funnel Vienas iš būdų, kaip jūs galite užpildyti tą tubelę ar tą piltuvėlį, is very simple. labai paprastas būdas. Talk to one person each day. Pasikalbėti su vienu žmogumi per dieną. Or follow up with one person in a day. Arba pakartotinai susisiekti su vienu žmogumi per dieną. After 1 week, you have 7 people in your funnel. Po savaitės turėsite savo piltuvėlėje 7 žmonės. Does everyone in the room have 10 to 15 minutes a day of free time? Ar visi šioje patalpoje turite 10 ar 15 minučių per dieną, laisvų per dieną? If you've got 10 to 15 minutes a day, you can get a full funnel in Neolife. Jeigu turite tas 10-15 minučių, Neolife tą piltuvėlį jūs galite užpildyti. That would be the simplest action step I could give you, is to set a goal that every day, one person a day you're going to talk to. Tai būtų paprasčiausias žingsnis tiesiog išsikelti tokį tikslą, pakalbėti su vienu žmogumi per dieną. After a month, that's 30 people in your pipeline. Po mėnesio, tai jau piltuvėlėje turite 30 žmonių. If you talk to 30 people in a month, Jeigu per mėnesį pasikalbate su 30 žmonių, and of course you do the necessary follow-up, which I'll talk about in a moment, na, žinau, su jais pakartotinai susisiekėte, apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. something's going to come out the other end of that funnel. Na, to piltuvėlio kitoje pusėje tikrai kažkas pradės vykti. You'll have enough in that funnel after a month that stuff will start coming out. Na, tas jūsų piltuvėlis bus tiek užpildytas, kad pro kitą galą jau pradės matytis rezultatas.
But if you talk to 2 or 3 people a month, Bet jeigu per mėnesį pakalbėsite su 2 ar 3 žmonėm, your business is just going to be like that cotton ball sitting in the middle of the tube. Stuck. Jūsų verslas bus kaip tas vatos gabaliukas, kuris yra tos tubelės viduryje, užstrigęs. Now, if you want to go to the next level, maybe you want to be a little bit more serious about filling your funnel. I would recommend Jeigu jūs norėtumėte pasiekti aukštesnį lygį ir rimčiau pažiūrėsite į savo piltuvėlį, setting a goal to talk to 10 people a week. Siūlyčiau jums išsikelti tikslą pakalbėti su 10 žmonių per savaitę. So maybe Monday through Friday, that's 2 people a day. Nuo pirmadienio iki penktadienio galbūt po 2 žmonės per dieną. Now that funnel, you're talking about 40 people or more in your funnel in the month. O per mėnesį tuomet jau turėsite gerokai daugiau žmonių, daugiau negu 40. You'll really see some stuff starting to flow out. Jau tikrai pradės iš tos tubelės kristi vatos gabaliukai. And if you're real serious, O jeigu jau labai rimtai žiūrite į šitą verslą, you don't have to do this to be successful here. But if you want to move really, really fast, ir jeigu norite pasiekti sėkmės ir labai greitai tai padaryti, set a goal to talk to 25 people a week. Išsikelkite tikslą pakalbėti per savaitę su 25 žmonėmis. That's 4 or 5 people a day. Tai yra 4-5 žmonės per dieną. That's 100 people in a month. Yra 100 žmonių per mėnesį. Stuff will be flying out of your funnel by that point. Tai iki to laiko jau iš jūsų piltuvėlio tiesiog rezultatai riedės. And here's the good news. Whether it's 1 per day or 25 per week, don't think you have to do this business full time to have a full funnel and to work this business. Ir nesvarbu, su kiek žmonių kalbėsite, ar su 1 per dieną, ar su 25 per savaitę, nemanykite, kad taip turite daryti visą laiką. Because I know someone's thinking right now, oh, well, I can't have a full funnel. I can't do Neo Life full time. Nes kai kurie iš jūsų galite manyti, aš negaliu užpildyti to savo piltuvėlio pilnai, nes aš negaliu viso savo laiko skirti Neo Life'ui. If you think that you need 20 or 30 hours a week of time to build a Neo Life business, we've got it totally wrong. Jeigu jūs manote, kad Neo Life verslui kurti jums reikia 20 ar 30 valandų per savaitę, jūs visiškai klystate. Or you're doing this business totally wrong. Arba jūs tą verslą plėtojate visiškai neteisingai. There's not 20 or 30 hours of work to be done a week in this business. That's the beautiful part. Šiame versle nereikia tiek laiko skirti, nereikia į savaitę 20-30 valandų skirti šiam verslui, tai yra geroji žinia. One of the most successful distributors I've ever had a chance to work alongside and partner with was a young lady in her mid-20s who got started in direct selling. Viena iš sėkmingiausių konsultančių, su kuria susipažinau dirbdamas tiesioginiuose pardavimuose, buvo jauna ponia, nuo 20 iki 30 metų amžiaus, ir jinai buvo tuo metu gana nauja tame versle. She worked full-time as an educator. Jinai dirbo pilną darbo dieną švietimo srityje, buvo mokytoja. She had 2 small kids. Ji turėjo 2 mažus vaikus. Her husband worked full-time. Jos vyras taip pat dirbo pilną darbo dieną. All she had was 5 hours a week to build this business. Ir ji turėjo tik 5 valandas per savaitę, kad sukurtų šitą verslą. In the morning she'd have to get up, get her kids ready for school and daycare. She would drive them to school and daycare. Immediately from there she would go to her university where she was a teacher. Ir kiekvieną dieną jinai turėdavo atsikelti ryte, suruošti savo vaikus į mokyklą ir į darželį, nuvežti vaikus į mokyklą ir į darželį, ir tada eidavo į darbą, jinai buvo universiteto dėstytoja. After work, she'd have to go pick up her kids from daycare and from school. Po darbo jinai susirinkdavo vaikus iš mokyklos ir iš darželio. They had activities, they had family time, dinner, homework. Ir tuomet visi reikalai vakarienė, su šeima, kiti šeimininiai dalykai vakare. But at her work, she had a 1-hour lunch break, Monday through Friday. Bet nuo pirmadienio iki penktadienio darbe ji turėdavo valandos pietų pertrauką. And she had a notebook. Ir ji turėjo bloknotą. She'd go sit down for her lunch break. Per pietų pertrauką ji atsisėsdavo. And she'd spend an hour working her funnel, making calls, doing follow-ups.
Ir ji praleisdavo tą valandą dirbdama su savo piltuvėliu. Ji skambindavo. 5 hours a week. She ended up building a president's team-sized business while working full-time, while raising her kids, and while only doing this business 5 hours a week. Ir skirdama tik 5 valandas per savaitę, jis sukūrė President's Team dydžio verslą, turėdama darbą, kurį dirbdavo visą darbo dieną. Because all she focused on was working her funnel. Nes jis daugiausia dėmesio skyrė darbui su piltuvėliu. Okay, skill 2. We're never going to get through all 5. Just wanted to tell you right now. Just want to be up front. We're not going to get through all 5. Na, niekada mums nepavyks aptarti tų visų 5, dar tik tai antrą aptarinėjame. Tai antras gebėjimas, kurio reikia. I'm going to get through a couple more, but we're not going to get through all of them. Na, aptarsiu dar porą gebėjimų, bet tikrai ne visus išsamiai. Skill number 2. An important part of being able to effectively prospect and to fill your funnel is the ability to present. Na, labai svarbus gebėjimas, norint užpildyti savo piltuvėlį efektyviai, tai yra gebėjimas pristatyti. And I believe there are 5 types of presentations you need to learn to be able to share. Ir mano nuomonė yra 5 pristatymo tipai, kuriuos turite įvaldyti. Number 1 is your own product story. Pirmasis pristatymo tipas yra jūsų Neolife produkto istorija. And I'll give you a formula for how to share that in just a moment. Ir aš pateiksiu jums formulę, kaip tai padaryti netrukus. But you need to be able to share what the products have done for you personally. Na, jūs turite pasidalyti, ką tie produktai jums gero padarė asmeniškai. And you also need to be able to adapt your product story to the environment that you're in. Ir tą savo produkto istoriją jūs turite pritaikyti aplinkai, kurioje esate. So for example, you all are a part of Neolife, so it wouldn't work with you, but Na, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, jūs esate jau Neolife dalis, na, tai jums jau netiktų, bet let's say that I traveled over here to Lithuania and it was not for Neolife. na, ir tarkim, aš atvykau čia į Lietuvą, bet ne dėl Neolife atvykau. Every person that I've spoken with Visi žmonės, su kuriais aš pakalbėjau, says, "Oh my goodness, how are you so alert and have so much energy? I saw you on a computer and like a day later you were at an event and there was just travel in between." na, ir visi žmonės klausinėjo, kodėl tu toks gyvas, kodėl tu toks energingas, čia vakar tave mačiau nuotoliu Amerikoje, o dabar jau tu čia, kaip tu greit atsiradai ir kaip tu taip energingai jautiesi. And if we weren't on Neolife, I would answer that by saying, "Oh, well, I've got a secret weapon that almost no one knows about." Na, ir aš tuomet atsakyčiau, aš turiu tokį slaptą ginklą, apie kurį beveik niekas nežino. What would the next question be if I said, "I have a secret weapon that no one really knows about"? Ir koks būtų kitas klausimas man pasakius, kad aš turiu tokį slaptą ginklą, kurio beveik niekas nežino. Most people are going to ask, "What's your secret weapon?" Na, klausimas būtų, kad kas tas per slaptas ginklas. It's like, oh my goodness. My wife and I have found these whole food nutritional supplements that have changed our life. Na, ir aš tuomet atsakyčiau, kad aš ir mano žmona atradome tokius maisto papildus, kurie pakeitė mūsų gyvenimą. Jet lag doesn't bother me. Ir man tas laiko skirtumas jau nesvarbus visai. I have more energy now than I did when I was in high school or college. Aš dabar turiu daugiau energijos negu tada, kai mokiausi mokykloje ar koledže. Traveled all day yesterday, got up this morning, worked out for an hour first thing. Vakar atskridau, šiandien atsikėliau ir dirbau ir viskas man yra gerai. I don't even know how I was alive before I started using these products. Na, net man sunku įsivaizduoti, koks mano gyvenimas buvo, kai aš, kaip pasikeitė mano gyvenimas, kai aš pradėjau naudoti šios produktus. My wife and I, we feel amazing. Mano žmona ir aš jaučiamės nuostabiai. That's how I'm able to travel like I do. Na, ir dėl to aš galiu tiek keliauti, kiek dabar keliauju. All I'm trying to say is you need a product story, and you need to be able to share it effectively and adapt it to the situation. Na, ką aš noriu visų to pasakyti, kad jūs turite turėti savo produkto istoriją, ją dalytis efektyviai ir pritaikyti ją prie aplinkos. Next, you need to know your business story Kitas dalykas, jūs turite turėti savo verslo istoriją, so that you can share the power of the opportunity and what it's doing in your life. kad jūs galėtumėte papasakoti apie Neolife siūlomos galimybės galią. Third, Trečia, and most importantly,
This is the one most people don't do. Ir svarbiausia, kad daugelis žmonių to nedaro. You need to equip yourself with other people's stories. Jūs turite žinoti ir kitų žmonių istorijų. I think you need to learn somewhere between 5 and 10 really powerful product stories of other people that you know. Mano nuomonė, turite žinoti nuo 5 iki 10 kitų žmonių galingų istorijų, kurias galėtumėte papasakoti kitiems. I think you need to learn 5 or 10 business stories of other people that you know. Taip pat turite žinoti nuo 5 iki 10 kitų žmonių verslo istorijų, kurias galėtumėte papasakoti. And become just as good at sharing those stories as you are your own story. Ir turite išmokti tas istorijas papasakoti taip pat gerai kaip savo asmeninę istoriją. Because your own story is not going to relate to everybody. Nes jūsų asmeninė istorija ne visada bus artima kitiems žmonėms. So you may meet someone, or you may get to know somebody, and they have a need that's totally different than what your story's about. Nes galite susipažinti su žmogumi, kurio poreikiai gali būti visiškai kitokie negu jūsų. But you can say, oh, you know what? I have a friend that was going through that exact same thing. Here's what happened to them. Ir jūs tuomet galite pasakyti, na, aš pažįstu vieną žmogų, kuris turėjo labai panašią problemą ir jisai ją įveikė tokiu būdu. And then next, over time, you need to learn how to be able to present the products. Na ir laikui bėgant, jūs turite išmokti pristatyti produktus And present the opportunity. ir pristatyti verslo galimybę. Okay, but I want to show you this. I want to tell you really quickly about the power of your story and the power of you in this business. Bet dabar dar noriu jums papasakoti apie istorijos galę ir jūsų galę šiame versle. There was a research study done, and it looked at 10 reasons why someone chose to join a direct selling company as a distributor. So I want to say this is the reason someone chose to start building a business with direct selling. Buvo atliktas tyrimas tų priežasčių, dėl kurių žmonės prisijungia prie tiesioginės rinkodaros kompanijos. Na, čia matote tas priežastis, dėl kurių žmonės dažniausiai prisijungia. And in this study, they wanted to find out what were the aspects that were most important to least important with a prospect. Ir tame tyrime buvo mėginta nustatyti, kurie veiksniai buvo svarbiausi ir kurie buvo mažiausiai svarbus. And I think this blew my mind. I'm going to show you the results here in just a moment. Rezultatai mane pribloškė ir rezultatus aš netrukus parodysiu. And it was different than my preconceived notions. Ir tie rezultatai visiškai buvo kitokie, negu aš įsivaizdavau. So let me start with the least important reason someone would choose Neolife as a business. Na, pradėkime nuo mažiausiai svarbios priežasties, dėl kurios žmogus pasirinktų prisijungti prie Neolife. The company management and the SAB. Įmonės vadovybė ir SAB. No one cares that Stephen Whitwell is a part of this company. Niekam nerūpi, kad Steven Whitwell dirba toje kompanijoje. People could care less. Žmonėms tai visiškai nerūpi. People don't care that Kendra Brassfield's our CEO. Žmonėms nerūpi, kad Kendra Brassfield yra generalinė direktorė. People don't care that Jerry's our founder. Žmonėms nerūpi, kad Jerry's yra įkūrėjas kompanijos. The data showed that if people sit on your different advisory boards, they don't matter when they're looking to join to do this as a business. Ir kad toje kompanijoje yra patariamosios tarybos su kažkokiais svarbiais asmenimis, tai taip pat nėra svarbu, kai žmonės prisijungia prie tinklinės rinkodaros kompanijų. We don't have starter packs, so I'll kind of skip this one, but starter packs were just slightly more important than company management and SAB. Mes tų startinių pakuočių neturime, bet startinės pakuotės, na, šiek tiek svarbesnis dalykas negu mokslinių patarėjų taryba. This next one blew my mind. I thought it would be in the top 3, but it's in the bottom 3. Na, tai mane pribloškė, maniau, kad šitas dalykas bus tarp 3 svarbiausių dalykų, bet jis buvo tarp 3 nesvarbiausių dalykų. The company image and the company reputation. I assumed people really cared about the image of a company and its reputation. Įmonės įvaizdis ir reputacija. Aš dariau prielaidą, kad žmonėms turi rūpėti įmonės įvaizdis ir reputacija. Wasn't that important?
Na, žmonėms pasirodo, kad tai nėra labai svarbu. Next was the company history and the company's track record. Po to sekė įmonės veiklos rezultatai ir istorija. Next, now we're starting to get to middle of importance, was the product range the company had. Na, dabar jau pereiname prie tų dalykų, kurie vidutiniškai svarbus buvo, tai yra produkto asortimentas. But I want to get to things that are really important, so that when we're talking to people about Neolife as an opportunity, we need to share the things that matter to them. Na ir svarbiausia, kai dalyjamės apie Neolife su žmonėmis, tai reikia kalbėti apie tuos dalykus, kurie žmonėms yra svarbiausi. The compensation plan and potential earnings, rated number 4, pretty high. People want to know, if they're looking at joining for a business, what kind of income can I make? Atlygio planas ir potencialus uždarbis tai yra svarbus dalykas. Kai žmogus prisijungia prie tokios kompanijos, jie užduoda klausimą, kiek aš galėsiu iš to uždirbti. Number 3 is, what training is provided? Will you teach me what I need to know if I do this? Trečias dalykas yra suteikti mokymai. Tai yra žmogui rūpi, ar jis bus mokomas, kaip tą veiklą vykdyti. Number 2 is upline support. Antras dalykas tai yra rėmėjų palaikymas. What's the upline support and what does the team support look like? Kaip atrodo rėmėjų ir komandos palaikymas ir parama? And number 1, most important reason, was the person who introduced them. Ir pagrindinė priežastis, numeris 1, buvo tas žmogus, kuris supažindino su galimybe. People are going to buy you first when you're presenting this before anything else. Jūs būsite tas pirmas dalykas, kuris papirks žmonės, o po to seks tiesiog jų visi kiti pristatymai. Which gets me to a point of, there's a couple of things that I think are really important when you're presenting. Todėl pristatymuose yra labai svarbus 2 dalykai. Speak from the heart. Kalbėti iš širdies. Speak from the heart. Kalbėti iš širdies. I heard a friend one time tell me, they say, people don't want to hear your commercial. People want to see your heart. Kartą man pasakė, kad žmonės nenori girdėti jūsų reklaminio šūkio ar klipo, jie nori girdėti jūs kalbant iš širdies. Speak with passion. Kalbėkite su aistra. Speak with confidence and belief. Kalbėkite su pasitikėjimu ir įsitikinimu. If you start sharing and presenting with confidence and belief and passion and heart, people will start being attracted to you more than ever. Jeigu savo pristatymus darysite iš širdies su aistra ir įsitikinimu, tai žmonės jūs įtikinsite. So, this is the number 1 most valuable tool, is the ability for you to be able to share stories. Taigi tas gebėjimas dalytis istorijomis yra pats svarbiausias gebėjimas. And you may be wondering, Stephen, how do I share an effective story? Na, jums gali kilti klausimas, kaip man efektyviai dabar papasakoti tą istoriją. You start with the before. Pradedate nuo to, kas buvo prieš. What was the struggle? Na, su kokiais sunkumais susidūrėte. Describe the challenges you were facing physically or financially. Apibūdinkite, su kokiais iššūkiais susidūrėte, ar jie būtų fiziniai ar finansiniai. Next, share what you did. Papasakokite po to, ką darėte. What did you start doing? What new program did you get started with? What path did you take? Ką darėte, kokią programą pradėjote naudoti, kokiu keliu pradėjote eiti. Then afterwards here, you share the results. O po to jau papasakokite apie rezultatus. So when you share your story or other people's stories, you share where you were. Kai pasakojate savo istoriją, kitų žmonių istorijas, pasakojate, kokia buvo jūsų situacija. So where you were. Kur buvote jūs. What you did. Ką padarėte. What happened. Ir kas atsitiko. Where you were. Kokia buvo jūsų situacija. Tired, not feeling good. Pavargę, nesijautėte gerai. Struggling with debt. Turėjote skolų. Don't know how we're going to retire. Nežinojote, kaip išeiti į pensiją. What you did. Ką darėte. A friend shared some incredible products with me. Na, uždirbote. Or someone shared an opportunity that was perfect for where I was in life.
nes kažkas pasidalijo galimybę, kuri, tobulai atitiko jūsų situaciją. And what happened? Ir kas atsitiko? I feel amazing. I have more energy than ever. Jaučiuosi nuostabiai, turiu daugiau energijos negu bet kada. Whatever it may be. Bet kas gali būti. Okay, I'm gonna skip. I'm gonna skip to the last 2 slides here. I'm gonna skip this one. You can take a picture, but I'm not gonna train it. Porą skaidrių praleisiu, galite jas nusifotografuoti. It's just give you some tips on how to package that story that we just talked about. Čia tiesiog patarimai, kaip paruošti tą jūsų istoriją. Okay, I just want to hit this for one moment before I go to my last slides. Norėčiau dar sustoti prie šios skaidrės, prieš pereidamas prie paskutinių. So we talked about your prospecting funnel. Pakalbėjome apie kontaktų paieškos piltuvėlį. How to effectively present your story and other people's stories. Kaip efektyviai pristatyti jūsų asmeninę istoriją ir kitų žmonių istorijas. The third skill, and maybe the most important skill, is follow-up. Gebėjimas, tikriausiai pats svarbiausias gebėjimas yra tolesnis susisiekimas. This is where most people struggle in building this business, is in the follow-up. Būtent čia žmonės dažniausiai susiduria su sunkumais, būtent tolesnio susisiekimo etape. I see a lot of people who get really excited about Neolife. Aš labai dažnai matau, kai žmonės tikrai labai yra entuziastingi Neolife atžvilgiu. They go talk to a bunch of people. Jie pasikalba su daugybė žmonių. They don't get the results they're looking for. Bet negauna tų rezultatų, kurių jie siekia. And they go, Neolife doesn't work, I'm gonna quit. Ir sako, kad Neolife neveikia ir aš, pasimesiu. And it's like, no. It's not that Neolife didn't work, it's that we didn't work Neolife correctly. O iš tiesų yra taip, kad ne Neolife neveikia, bet su Neolife reikia žinoti, kaip dirbti. Because the fortune and the future of your business is in the follow-up. Nes jūsų verslo sėkmė ir ateitis yra tolimesnėme susisiekime. Most people will not get started or say yes on the first contact. Daugelis žmonių nepasakys taip ir neprisijungs per pirmąjį kontaktą. Studies show that 80% of results require at least 5 contacts with a prospect. Tyrimai rodo, kad 80% rezultatų reikalauja bent jau 5 pakartotinių susisiekimų. So think about this. Roughly 80% of the people that you put into your prospecting funnel. Tik įsivaizduokite, kad 80% žmonių, kuriuos jūs įvedate į savo kontaktų paieškos tą piltuvėlį, you'll have to follow up with them at least 5 times before they get started. Su tais 80% reikia susisiekti mažiausiai 5 kartus, kad jie prisijungtų. I truly believe the secret to success at Neolife is the discipline to follow up and to use a follow-up system. Aš esu šventai įsitikinęs, kad Neolife verslo sėkmė glūdi pakartotinėme susisiekime ir pakartotinio susisiekimo sistemos turėjime. This right here, this one skill could change everything in your business moving forward if you're disciplined to the follow-up. Šis gebėjimas gali pakeisti visą jūsų verslą, jeigu jūs laikysitės drausmės. And there's 2 numbers I want to show. Noriu parodyti jums du skaičius. 45% of most people give up after one contact, after one follow-up. 45% žmonių pasiduoda po pirmo kontakto. I bet that's even higher in Neolife. Man atrodo, kad Neolife tai tas procentas dar didesnis. Only 8% of people typically follow up 5 times with someone. Ir tik 8% žmonių pakartotinai susisiekia 5 kartus. People ask me all the time, Stephen, why is it that there's a small group of people that do really well at Neolife? Manęs dažnai klausia, Steven, kodėl tik mažai saugeliai žmonių Neolife labai gerai sekasi? And I say, well, there's a small group of people that do really well in any endeavor. Aš dažniausiai atsakau iš šitą klausimą, kad bet kokioje srityje yra tik maža saugelė žmonių, kuriems sekasi.
But specifically for Neil Life, the reason those people succeed Bet kalbant apie Nelife, kodėl tiem žmonėm pasiseka? is because they're committed to the follow-up. Dėl to, kad jie yra atsidavę tolimesniam susisiekimui. Okay, I'm going to go to my last slide. Pereinu prie So I'm going to paskutinės skip, skaidrės. you know what, I'm going to skip a bunch of slides. Know that the next skill I was going to reference is about onboarding new distributors. Dabar praleisiu daug skaidrių ir kitas gebėjimas, kuris čia turėtų būti, tai yra naujo konsultanto supažindinimas su veikla. Okay, I'm not going to train that today, and I'm not going to train these slides, but I will do them at some point. Šiandien apie šitą gebėjimą išsamei nekalbėsiu, bet kažkuriuo tai momentu aš apie tai pakalbėsiu. You can just close your eyes. No, please. No, we're going to go through these in detail at some point. Not today, not tonight, but at some point. So just close your eyes. Bet dabar reikia užsimerkti. Ah, there we go. See, I'm skipping here. Okay, because I want to give you one very, very practical tool to take home with you. Noriu Jums pristatyti vieną labai praktinę priemonę, kurią išsinešite namo. Okay, I want to give you one skill, one practical thing to go home. I was taught when building this business, it's very important to have a blueprint. And so what I want to do, if you're someone who's visual, and if you really need to see what you're trying to build, I want to give you a blueprint. Na, aš Jums duosiu tokią priemonę, kuri bus labai naudinga, aš Jums duosiu tokį šabloną ir jeigu Jūs esate tas žmogus, kuriam viską reikia matyti vizualiai, jis tikrai Jums labai padės. And this blueprint is built around two principles. Ir tas šablonas pagrįstas dviem pagrindiniais principais. Building wide and building deep. Darbui gylį ir darbui ploti. That's what this business is all about. Tai yra šio verslo esmė. You build wide by personally bringing new people into your business and into your team. Jūs dirbate į plotį asmeniškai pritraukdami žmonės į šį verslą. You go deep by helping your team members do the exact same thing. O dirbate į gylį, padėdami savo komandos nariams daryti tą patį, ką darote Jūs. So for example, this would be what it looks like as a director if you were building wide. Na, taip atrodytų, kai direktorius dirba į plotį. So there's you, and you help, 4, 5, 6 people get started, and help 4 of them get to senior manager. Na, Jūs, kai pritraukėte 4, 5, 6 žmonės ir Jūs padedate tiems žmonėms pasiekti senior managerio titulo. That's pretty good. Tai skamba visai gerai. You want to go wide doing this. Tikrai reikia dirbti į gylį. But you want the balance of also going deep. Bet taip pat turite išlaikyti tą pusiausvyrą ir dirbti į gylį. You want to keep building senior managers wide. Ir toliau turite ugdyti tuos senior managerius į plotį, But just as important, if not more important, bet lygiai taip pat svarbu, you want to help one of your front line or all of them start to build their front line. turite padėti jiems kurti jau savo organizaciją. And then even better, while you're still working, building your front line, O dar geriau, Jūs pritraukinėjate asmeniškai žmonės, you're helping this distributor build their front line. ir padedate šiam konsultantui burti savo žmonės, You help this person start to build their front line. o taip pat padedate ir tam žmogui burti savo organizaciją. That's building wide and deep. Taigi čia kalbama apie darbą ir į plotį, ir į gylį. And here is what I want you to take as the last action step home. Na ir noriu, kad šitą dalyką parsineštumėte namo, kaip galėtumėte imtis veiksmų. I call this blueprint the ultimate one Ruby director blueprint. Aš tai vadinu vieno Rubino direktoriaus šablonu. So here's what I want you to do. When you go home, get out a giant sheet of paper and a pencil. Na, ką turite padaryti? Grįžtate namo ir pasimate didžiulį balto popieriaus lapą ir pieštuką. Or you could also do it on a whiteboard. Arba galite ant lentos visą tai daryti. I need you to write your name right here. This is you.
Turite užrašyti čia savo vardą, čia esate jūs. I need you then to come down and draw 3 circles. Ir turite nupiešti 3 apskritimus po savo vardu. That's called your foundation level. Tai yra jūsų pirmasis lygmuo. I then need you under your foundation level to draw 3 more circles. Žemiau pirmojo lygmento vadinamojo pamato, jūs dar po 3 apskritimus turite nusipiešti. So 3 on the foundation, 9 on the duplication level, 3 pirmojo lygmens apskritimai ir 9 apskritimai dubliavimo lygmenyje. and then underneath your duplication level, draw 3 under each one of them. So 27. Ir žemiau to dubliavimo lygmens jūs dar nupiešėte po dar 3 apskritimus. Ir iš viso 27 apskritimus. Do it in pencil. You have to do this in pencil Turite tai daryti pieštuku. or something you can erase. Na, nes ištrinti gali prireikti. Now this is your blueprint. Na, tai yra jūsų toks šablonas, planas. And here is your goal. You want to get to work on starting to try to fill in each circle with a real person's name. Na ir tuomet jau turite su tuo šablonu, su tuo planu pradėti dirbti. Turite pradėti įrašinėti į tuos apskritimus žmonių vardus. What I consider this person needs to do is they need to do one of 3 things for me to consider them someone that I can write into my blueprint. Ir tas žmogus, kad įrašyčiau jį čia į šitą apskritimą, turi padaryti 3 dalykus. They have to probably be at least a manager. Jie turi pasiekti bent jau menedžerio lygmenį. Second, they have to be someone who is sponsoring and recruiting. Ir tas žmogus turi remti ir pritraukti naujus žmonės. And third, it's someone who's showing up. They're coming to Impact Summit. They come to the kickoffs. They're here tonight. Ir tas žmogus turi dalyvauti renginiuose, atvykti į Impact Summit, jis turi būti šitame renginyje šį vakarą. And then my goal is to take your existing business and look at it and go, do I have anyone who fits that criteria? Na, turite pasižiūrėti į savo verslą ir pasižiūrėti, ar turite žmogų, kuris tenkina šitos kriterijus. If you do, start filling their names in pencil there. Ir tuomet, jeigu turite tokių žmonių, rašykite jų vardus pieštuku. And you'll see where your business is in comparison to the ultimate One Ruby Director Blueprint. Na ir pamatysite, kokioje situacijoje yra jūsų verslas ir galėsite jį palyginti su tuo vienu Rubino šablonu. And what do they look like? This will tell you exactly where you need to go to work. Ir tai parodys jums, kur jūs konkrečiai turite padirbėti. You may be here tonight and you're like, oh, I've got Jill right here. Na ir jūs galbūt čia pasižiūrėsite ir sakysite, čia Džilą turiu, Here's Bob. o čia Bobą, Here's Daniel. čia Danielių, Here's Sally and Susan and Sarah. o čia Sally, Susan ir Sara, Here's John, James, and o čia Jonas, Jack. Jamesas ir Jackas. so you look at this and you go, okay, I've got one good leg on the blueprint. Na jūs pasižiūrit ir matot, kad tame plane turite vieną stiprią šaką. And these 2 may be completely blank. O tos kitos 2 gali būti visiškai tuščios. And that's okay, because now you know, while I'm still building this, I need to go start 2 other legs. Ir tai yra gerai, kol jūs kurite tą vieną šaką, jūs suprantate, kad jums reikia kitų šakų. Or, the last thing I'll say is maybe you got Bill, Sally, and Susan. O galbūt jūs turite Billą, Sally ir Susan. And maybe you've got one person here, one person here, and one person there. Na ir po vieną žmogų tame žemesnėme lygmenyje. Now you know, okay, I've got 3 on my foundation. Ir galite pasakyti, kad aš tame pamatinėme lygmenyje turiu po 3 žmonės. I've got to go start building deep. Man reikia eiti į gylį. If you will do this, you will know exactly what you're trying to build. And I believe if you can see it and you can work towards it, you can accomplish it. Na, jūs tai darydami pamatysite, kokia yra jūsų situacija ir ką jūs turite daryti toliau, kad situacija pagerėtų. Ir aš esu įsitikinęs, kai jūs pamatysite tą savo organizaciją, jūs tikrai pasieksite savo tikslų. Let me apologize for going a little bit over. Labai atsiprašau, kad viršiau man skirtą laiką. We will also do skill number 4 at some point.
Kažkada aptarsime ir ketvirtą gebėjimą. And let me just finish by saying, you all are an incredible team. Ir pabaigsiu pasakydamas, kad jūs esate neįtikėtina komanda. I am always so excited when I get to come to Lithuania and get to be with you all. Aš visada džiaugiuosi, kai atsiranda galimybė atvykti į Lietuvą ir praleisti laiko su jumis. And I want you to know that as a company, we are so proud of what you all are building and have built in Lithuania. You are a shining star in the world of Neolife around the world. Ir aš noriu, kad jūs visi žinotumėte, kad kompanija labai didžiuojasi tuo, ką jūs Lietuvoje esate sukūrę ir kuriate, jūs Neolife esate ta šviečianti žvaigždė. And I am not saying what I'm about to say because I'm here. Na ir aš dabar kaip pasakysiu, ne dėl to, kad esu čia. You have some of the best leaders in the entire company of Neolife. You have some of the best leaders in the entire direct selling industry in this room to help you. Ir šioje salėje jūs turite pačius geriausius lyderius visoje Neolife kompanijoje ir visame tiesioginės rinkodaros versle. There's no limit. What I believe there's no limit to what you all as this group in this group can accomplish. Ir aš esu įsitikinęs, kad nėra jokių ribų, ką gali pasiekti jūsų kolektyvas. So thank you all so much.